jūs tiesiog nusprendėt grįžti į tėviškę ir Kuo vietoj to, kad savo ramiai gyventumėt, Kuo nusprendėt. arčiau Grabo, tuo daugiau sentimentų tėviškai. Galiu pasakyti pagal save, tas pats darosi su metais, norisi. Gal jeigu kas prieš 20 metų būtų sakė, kad aš čia būčiau darysi, būčiau pjovęs į veidą. Ne. Nes ten turiu ir Kanuose nekilnojamo turto, ir tam Monake būtų turi didžiulį. Jūs ir aplamai keliavot nemažai? Jo, tai aš kažkaip tai ten sūnus dabar San Morise, Šveicarijoje, ten mūsų šeimos ofisas. Kažkaip gal, žinai, kaip tas paukštis, kur jis gimė, ten gal nori ir išeiti, žinai. Tai aš žinau, aibė lietuvių, kurie išvažiavę, ten vos ne po 20-30 metų užsienį prabūna, senatvėje grįžta praleisti į... Tai kažkokio vis tiek, gal tu kaip dirbi užimtumas, gal koks tas, nėra tokio, žinai, paskui kaip kažkas, tai vis tiek kokie sentimentai, prisiminti kažką, žinai, kas yra visokių žmonių ir kiekvienas žmogus yra asmenybė, jis yra gerbtinas, žinai. Jūs aplamai buvot labai draugiška šeima, aš nuo vaikystės kiek prisimenu. Tai toks visai net nekeista, kad jūs į tėviškės pusę pasukot. Tai ne, tai mama čia... Aš mamą vat jūsų buvo prisimenu. Labai, žinai, tokie visuomeniška, žinai, į ten, žinai, kam galėtam padėdavo, žinai, tokio, žinai. Tai čia turbūt nuo mamos ta jūsų labdarystė. Jo, tai tokio, žinai. Nes aš kiek žinau, jūs mažai labai apie tai kalbat, bet visi mes puikiai suprantam, jūs irgi labai daug labdarai aukojot. Jo, tarkim, nuo krepšinio klubų ir nuo visų kitų. Tai čia aš ir Lietuvos futbolo tenais ir tam krepšinį, tai dabar čia reikia atvažiuoti Lietuvos futbolo federaciją, visi tokie, žinai. Jūs aplanko, važiuoju? Jo, tai visi jau čia ir turnyrai, mūsų tam puslapį pažiūrėkite, žinai, čia. Yra, jų čia visos aksesorikos, balninė, čia visi, čia, pavyzdžiui, tų balnų, tai, pavyzdžiui, išaišku, šie tokie standartai, bet, pavyzdžiui, atvažiuoja kur tie raiteliai arabai, tai balnai, tai Hermeso, tai balnas nuo 700 iki 2,5 milijono čia buvo. Hermeso, žinote, už lipduką. Krokodilo oda tam. Ten visokių, Hermesas tik iš arklių daro odos. Ai, tik iš arklių? Balnus, nes gal ten moteriškom rankinukas, bet jau ten pasiuosint. Kantarai čia, visi čia irgi tų... Nesau, Tautvydai, iš kur jūs visą tą išmokot? Kiekvienas arklys turi savo, čia, žinai, visi čia tos... Čia dar reikia suvokti, man tai va. Tai va čia... Ai, vas skėdžiu. Čia kada jiems surašyta, kada ten eisi tas, čia visokių ten eisim ant sienos, aš parodysiu. Jų dušai. Čia visi... Čia mūsų... O vienas yra prausiamas. Jo, tai čia prausiamas. Nagučius tepalą kojo, čia mūsų... Patepa jūs, kad nesuskeldė. Čia mūsų Beatričė raitelė, čia... Sveiki. Šitas šviesų su soliariumu. Čia šildo, ar ne? Čia šildo kailiuką, čia džiovina turbūt, kai išprausia. Jo, čia ir šviesos, ir šilumos, ir tos, savo, kad kaip žmogui raumo atleistų. Ai, atsipalaiduojasi tada, kaip visai, ne? Žirgai gyvena terorui. Tai va, tai čia... pavyzdžiui, tie liustrai, čia iš Ralfo Laureno studijos. Nerealūs liustrai, aš prieš tai pasižiūrėjau, čia yra nerealūs. Mūsų tokia profesionali virtuvė. Čia Stasiulevičius, čia šito Bičiūnas. Tai čia tokia konferencijų salė, čia kaip būna... Žirgeliai bėga tokia, žinai. Čia yra nereali konferencijų salė, žinokit, nes realiai su tokiu vaizdu į žirgyną ir į tą, tai čia nerasi niekur. Jeigu koks vaikas jo, tėvai atvažiuotų, tai jie turėtų savo... Savo erdvę tą galėtų tenais per savo. Čia yra ne... Čia šitą žirgulio, čia mano tos skulptorius, pažiūrėkit, kaip šviesa keičia, kaip šviesa įsijungia, pažiūrėkit. Čia marmuros, ne? Oniksas akmuo. Oniksas. Nerealiai. Nuvažiuosim ten link namo. Link šaknų tikrų. A, jūs laukiat, kol aš atsisėsiu? Kaip jūs nebijot įsileisti žmonių, statybininkų, kad jums nepakenktų nieko? Čia ką, čia bijok, tai bijojas turės. Va, kaip gražiai, žiūrėkit, jūsų ta šuniukas laksto. Tai čia levados, kur du arkliukus išveda. Ai, va, matau. Jie atskirti būna, ar ne, kaip ir po vieną tokią? Čia kur, technologinė atvažiuoja tos varžybos fūros, va čia aikštelės. Va ten va jau. Čia šitą, ten varžybinė, čia apšilimo aikštė prieš.
Romos popiežių paklausęs Paulius, sako, kiek čia Vatikane dirba žmonių, tas galvoja, sako, gal pusė, bet atlyginimus gauna visi. Tai čia irgi panašiai, ar ne? Ja, tai va čia, kur atvažiuoji, tu va čia žirgelių tie gardeliai, kur varžybose būna, čia žinot, tie. Čia, kurie atvažiuoja pas jūs, ar ne? Ja. Tai jau čia užrašyti vardai, Aha. viskas ten tos. Tai jie čia prasijoja visur, ar ne? Jo, nu čia iššokti į gamtą. Čia ir yra, kad čia jo vertybė, dėl ko tam Rolexo jis 10-ukė yra, kad Gyva gamta visa aplink. 280 hektarų žemės ir visa natūrali gamta. Visiškai, nes ne visur pasaulyje taip rasi tos natūralios gamtos tiek daug. Ai, mes į Nemuną išlendam turbūt, ne čia kažkur. Jo, tai čia vadėjom šiandien padaryta, kur jos maudo, plukdo Wow. į Nemuną jo. Čia. Čia nerealiai, pažiūrėkit, Nemunas. Regiono vaizdas. Čia va tie tokie visi. Nerealūs vaizdai, vas. Padarytas įlipimas, o šitą į vandenį, čia toks kietas dugnas. Čia negilu, ten matot net Aha. sala, žinai. Bet ten sala, matau, ne yra? Jo. Tai ten girdosi turbūt toje saloje. Ir čia jie eina, ne? Tai čia iki. Jūs jau čia visus matyt kelius jūs išvažinėjęs esat. Tai čia va augęs, kaip vaikai, taigi čia visur, žinot. Va, Esu, tai čia vaikystėje iš tikrųjų prie to Nemuno eidavot ir maudytis turbūt, ne? Ne, tai čia visi 4 metų laikai, tai čia, jie, pažiūrėjau, arabai šeikai atvažiuoja, sako, neįsivaizduoja, ką reiškia gyventi ištisus metus saulė, žinai. Na. Ten saulė dar, sako, baisiau negu kad šaltis, žinai. Taip. Ir ten ta saulė tokia būna garsa, nes kiti mano, tai iš tikrųjų virš 40 tai tikrai turėjo. Pležo tik vaikščios, čia pležo futbolo aikščiais, tokie šudeikas ir... Jo. O čia venti. Nerealiai. Čia renginiai vyksta, o pležo futbolas, čia pležo tinklas, o šitos tai... Ai, tai čia va visų salų, ta prasme visa banketinė ir viskas. Jo, čia priklauso. tokios. Aha. Vantos. Vantos žuvinasi. O čia kokiosios visokios, ar ne? Jo. Nu va. Labai gražiai. Labai gražiai. Ar daug turit sezono metu tokių poilsiautojų apsistojusių? Jo, nu tai šitą tokia jo pražinės, o šitą bus levados turi būti šitą. Toliau statybos, ne? Jo. Ei. Čia labai gražu yra iš tikrųjų. Name aš čia gimiausi. Čia šitas, ar ne? Jūsų? O čia. Kaip gražu. Galima šitaip truputėlį? Čia. Sakau, visos detalės ant tiek smulkmeniškai. Nerealiai gražu. Čia yra grojantis fontanas, ar ne? Supratau. Labai gražiai. Jo, čia, o čia mama su tėčiu pasistatė. Tai aš atsimenu, tai senais laikais buvo viena iš geriausiai prižiūrėtų. Jo, tai mama tai tokia irgi čia buvo. O čia pas tėtį buvo 9 broliai seserys, tai jų čia garbė pastatyti tie krėslai. Visi ir pastatyti, ar ne? Jo. Jo, nes čia vis tiek Dzūkija. Dzūkija, jo. Dzūkiškos turėčiau paragauti. A, kada? Jo. Dėdukas Čia gal draudavo. jūs aš galiu pauostyti Jo. atsidavęs. Nes aš visą laiką uostau. Aš kažkaip tą turiu, va, dzūkišką turiu pauostyti iš pradžių. Kas jie daro? Čia dzūkai, miške daro. Miškė susilaikys. Jo, prašom. Dėkui. Prašom paragauti. Ar buvo labai Dalykai. sunku išeiti iš verslo ir va, panirti į va šitą, va, sakysim, rančios gyvenimą? Nu, aš manau, kad žmogus vis tiek, žinot, aš manau, verslas gal yra dalim kaip koks kazino, kur ateini lošimą, mėgausi kažką, tai tas, Na, bet jūs darboholikas iš esmės. visą laiką norisi išlošti, norisi, bet Jo.
tas irgi yra menas laiku atsistoti nuo stalo ir nueiti, kad ir būtum turėjęs malonumą ar turėtum fiškių. Žinai, Bet ne visi sugeba. Tai čia vėl, kiekvienas žmogus asmenybė, žinai, kaip kam kas duotų, bet aš manau, kad vienas iš geresnių mano sprendimų buvo, kad laiku išėjau ten, nes pas mane dirbo Lietuvoje 4000 žmonių, dar tenai sausinį 2000 žmonių, kad tik 6000 žmonių, reikėdavo iš 10 milijonų išmokėti mėnesį tik darbo užmokesčio. 10 milijonų per mėnesį? Tai paskaičiuokit, 6000 žmonių, žinot, vis tiek vidutiniškai 1500. Begalinės komandiruotės, begalinės kelionės, begalinės, tai žinot dabar. Atsakomybė begalinė. Tai aišku, ten visi milijardinės apyvartos verslo. Tai tokie dalykai, tai pasimėgauti tuo gyvenimu, aš manau, irgi kažkada tai, reikia jau. Reikia ir sau leisti, negali gyventi vien tik dėl kitų. Labai teisingai padarėt. Čia dabar, ir anksčiau aš dirbu 24 valandas paroj, 7 savaitės, žinai, dienas. Čia irgi dabar čia biologinis procesas, čia turi vis tiek tai, kas susirgo, apsirgo, tai kažkur ko įti. Yra ko rūpintis, o ne? Yra čia irgi 24 valandos paroj, 7 dienos savaitė. Tai čia tokia, žinai. Ta prasme, jūs tiesiog pakeitėt tą verslą į tokį malonesnį. Jo, čia tokia, čia irgi savotiška to rūpestis, priežiūros, išlaikymas, tų žmonių sustygavimas, kad atitiktų tą tokį lygį. Žinot, jeigu mūsų kalendorius įkėlė 24 metus, nereiškia, kad mes juose esame. Bet mes jau esame ten teisingai. Nes aš darbę darydavau testus, tai mes ten kokie 20-30% atitinka žmonės, tą, ko jums reikėtų, tą visą. Tai to reikalauja rinka. Turbūt pradedant nuo virtuvės iki visur kitur. Jo, to reikalauja rinka. Ne aš to reikalauju, nes 24 metų darbos ir tie žmonės, kur čia lankosi atvažiuoti ir raitliai ir kažkas tie svečiai, tai jie keliavo po pasaulį. Po pasaulį, matė to pasaulio ir jie, gali, kaip sakant, apsimokėti, bet jie turi gauti tą... Servizą, kurį nori. Servizą, žinot, pas mus, dabar, žinot, manau, jau ne, tu nori... Žmogus, jis gali įsiskaityti, kaip sakau, žinai, bet jis turi ir gauti tą už tą paslaugą. Paprasčiausiai neįsūdysi bilenko. Jo, tai tas esmė, jis keliavę, matė, tai žinot, kažkas tokio, žinot, tos paslaugos ar ten jos kainuoja panašiai, tie kokie maistai, gėrimai panašiai, kaip Europoje, tai kainuoja visur vienodai. Jo. O jau tas tavo žmogiškumo, servizo klausimas, jau žinai. Patogumo ir visai. Patogumo, nes visi, pavyzdžiui, kad ir užsienį, kažkokie gatoje Europoje, tai tokie, žinai, daugiau šitokie dalykai yra rančiai, tokie šeimos verslas. Ten šeima, tai ten, žinot, kaip pas mus dabar tas koksai direktorius, tam tas priklauso, tam, žinai, o šeimoje, kaip tu, šeimos verslas, visiems viskas priklauso. Visi direktoriai nieko negali pasiūsti. Nepasiūst ant 3 raidžių, visi gaunasi lygus, tai tokie, žinot, tai vad. Aišku, kiekviena santarka turės savo ir gerų pozicijų ir blogesnių, žinai. Ir gal baisiausia, kad mes iš kiekvienos santarkos atsinešėm kas blogiausia, bet nepasėmėm kas geriausia. Mes stebėmės, kad tie gyvena kažkaip tai, o dėl ko mes tai negyvenam. Tai esmė, žmogus pats turi duoti kažką, kad jis gyventų. Dabar visko nori gauti, bet nieko nenori duoti. Žinot, yra tokiam, žinai, dėlėm tarp bagoto ir biedno. Tai sako, čia ne santvarko esmė, o esmė, kiek tu į savį dedi ir kiek tu dirbi. Jo, tai šitą pas mus demokratija, tai kokiam, žinai, inteligentui žmogui gali būti vienas demokratijos, o vagiui kokia demokratija, kad gali vokti. Tai čia, tokios ir ta kultūra vis tiek, žinai, ją negali, žinai, kaip dabar sutinki tą žmogų, kad tos visos kokios, tos mergelės metinės, jo kaina, rankinukė tam kinietiškam. Ten jokio vidaus, tai žmogų turi puošti vidus, o ne išorė, žinai, ne kostiumas, ne... Bet jeigu suprantate, jeigu yra galvoj košė, tai tada rankinukas svarbu. Ne laikro kažkas tokio, ne krokodilo batai, tai žmogaus vidus tai yra kažkoks. Sako, žinot, 9 banga pati gražiausia, bet irgi įdūšta, žinai. Kažkas tai yra, formuojasi tie visi dalykai ir jie... Vis tiek visą tai pasibaigs, nes čia toks laikinas momentas, kai... Aišku, kaip jūs sakot, tai aišku turėtų, bet aišku, tikrai mes gyvenam žymiai paprasčiau, žymiai geriau. Žymiai, kur, žinai, kur čia tėvai gyveno, ten to buvo, žinai, dėdukai gyveno, žinai, tas mes tikrai kažkaip, tai, žinai, bet baisu, kad ta civilizacija nepradėtų naikinti patys savęs, nes kažkaip tas, dar mes kažkaip tai
tas sintetiniai visi dalykai, ten kažkokie, nu, tokie, žinai, tos sintetinė šypsena, sintetiniai Jausmai pasisveikinimai. sintetiniai, tarpusavio Sintetiniai bendravimas kažkokie tas, sintetinis. ten kažkokie tos, na, labai viskas į tokias materialinės vertybės, jau dabar gėris vis tiek jis nugali tą blogį, žinai. Taip norėtųsi tikėti, žinai. Labai. Jo, aš pas Gračiovą tarnavau apsauginį buvau, tai armijo kai buvau, tai čia jau. Gračiovas buvo generolas, man atrodo. ne? Jo, armijo. Jūs įvežiojot, ar ne? Tai čia jau jisai padovanojo jums tą mešką. Tai ne, mes kartu sumedžiom. Jūs sumedžiojot mešką? Jo. O Jėzau. Tai va, čia buvau, ten buvau, čia va, kada dar su Anglijoj su Poršais prieš 15 metų važinėjau. Čia ralis, ne rungtynės. Jo, žiedas jo. Aha. Čia va, kur visas. Tautvydai, ačiū. Va, kur aš sakiau jūsų labdarybė visą, va. Jo, tai čia Už tai dabar jūs suprantat, kas yra? Už tai dabar mums reikia atgaivinti krepšinį kažkaip tai. Tai va. O čia irgi pas jūs yra Ne. baseinai? Jo, čia Dainiaus Zubraus, čia kur. Jo, čia jie su sūnum, jie ledo. Čia ledo baseinas šitas, ar ne? Jo, čia ledo generatorius, čia pleidžia vandens ir čia tada jis nainti. Aš esu mačius, kai lenda žmonės, bet aš nežinau, ar aš likčiau gyva jame. Tai va. Be įpročio. Jo, čia Lietuvo, čia senas antikvarinis toks, žinai, čia Baltijos jūra, čia kažkoks. Va, Baltikum jūra ir čia tada. Čia tiek, kai tokių būdavo visi. Tai nesigailit nei vienos minutės, ar ne? Ai, tai žinot kas. Žmogus planuoja, dievulis juokis. Čia visą laiką tai būna. Betgi tai būtų neįdomu, jeigu viskas vyktų kaip mes norim. Nu, neįdomu būtų. Nu, tai tikriausiai, tai manyčiau, kad žinai. Kartais tas dievulis taip mūsų pakutena padus tam, kad pajaustumėm, kas yra gerai ir žinotumėm, kas yra gerai. Ateikit. Ką už susitikimą, už alytų, už gimtinę. Žemiečiais. Kai sako, kur bebūtum, kur bekeliautum, grįžti namo ir visą laiką gali atsisėsti prie stalo ir surasti kažkokį bendrą. Tai, kai pamatai kažkas tokio, žinai, aišku, nu tada kažkaip tai, jo, kaip sakai, gal visur gerai, bet namuose geriausia, žinai, kažko gal kaip tada, aišku, bet tas irgi turi su metais, nu, jis to niekada neteis, nes... Neteis anksčiau, ne. Nors dabar labai gerai, dabar jaunimo atsiveria keliai, visas pasaulis gali apkeliauti. Ne, tai gerai, jo, bet, žinai, ar tas, žinai, kad tie visi dalykai, ar jie atneša gėrį, žinai, kaip ką tik sakė, žinai, kad, pavyzdžiui, tam žmonės, kur šiltnamį prabangoje užauga, ar jie tą supranta, ar vertina, nes atrodo, kad viskas ten kokie, nes jeigu tu nieko nesukūręs, padaręs, tai tavo... Bet dažniausiai su tą, ką tau sukūrė tavo tėvai ir seneliai, tu dar polinsi, o po to tavo vaikai jau vėl bandys atkurtą. Mama buvo be galo tokia, žinai, šitam regione, tokia, žinai, tvarkinga, reikli, ten tokia... žmonėm padėdavo šitas tokie, žinai, ir tie žmonės aplinka buvo šitokie, žinai, ar čia aš atsimenu kaime gaugų, talkos, kaimynas su kaimynu, tokie, žinai, nu, dabar tai lemba, nu, tai kažkokie, žinai, nu, tokie... O iki čia maždaug, čia mano kiemas. Kažkokio, žinai... Tas sakytų, man gal užtenka, kaip sakytos vienos trobelės, iš kur tas pas jūs... Nu, bet tai šiandien, nu, aš ne dėl to, kad... Nu, bet tai, žinai, čia, kaip žinai, aš ten duosiu dirbu, ten buvo tas, nu, ten tas pastas su alpako, žinai, dabar tas žirgynas, su to žirgynu, jo atsirado, žinai, nu, jam nenori reikia tų, nu, pastatėlių, patalpų, žinai, jeigu nori daryti varžybas, tai, nu, matėt, arkliukam turi pastatėlės, turi atvažiuoti tie kokie raiteliai, tiem žmonėm turi, nu, kad, nu, būtų, žinai, kažkur, tai, nes jeigu nori, nes šitiek sudėta, tu jeigu neprisitrauksi tų klientų, tu sėdėsi, nu... Tiesiog sėdėsi. Sėdėsi arba bankrutuosi, nu, žinai, tai kad įsilaikyti čia, ne, kad dabar, čia toks, žinai, tai čia dabar esmė, kad, nežinai, tos žmonių, dirbančių, tos švarinų, tai, žinai, čia, kad, nu, kažkaip tai, nu, jeigu trauksis kišenės, tai kišenė irgi baigsis, tada, žinai, kažkas. Nebegali neįgyti.